Bejėgiškumas. Vieno kliento istorija. 2 seserys. Vyresnioji sesuo yra atsakinga už jaunesniosios priežiūrą, pamokų ruošą. Ir ji tai daro labai uoliai. Jaunesnioji dažnai prieštarauja, pyksta, jaučiasi bejėgė toje situacijoje. Ir jai ateina suvokimas, kad be vyresniosios sesers ji negali paruošti pamokų. Dabar klientei beveik 50, tačiau ji nepasitikė savimi ir ji turi aiškų pajautimą, kad vyresnioji sesuo yra daug vertingesnė. Kodėl? Todėl, kad ilgalaikėje atmintyje likęs suvokimas, kad ji be sesers negali paruošti pamokų, yra gyvas iki šiol. Ilgalaikėje atmintyje arba pasąmonėje nėra laiko limito. Tačiau yra gera žinia, kad visą tai mes galime keisti. Keisti į naują suvokimą iš dabartinės savo pozicijos. Ir tokiu būdu auginti savo savivertę.